prieš 12 metų aš irgi galvojau, kad visas gyvybės draudimo bendrovės vienodos, jos vienodai kaupti, galima vienodai sutaupyti, nieko naujo kiekvienoje bendrovėje neatrasi. Tai aš jums galiu labai paprastai pasakyti. Konsultavau ką tik mamytę, kuri pas mane nori taupyti, bet dar ir kitos 2 bendrovės jai siūlo lygiai tą patį. Ir jinai galvoja, tikriausiai tas pats bus ir pas mus. O pasirodo, kad ne. Jeigu tu nori taupyti 100 eurų, 10 metų, taip, tai per 10 metų vienoje bendrovėje, kurios pavadinimas yra iš A raidės, jinai įdeda 12 000, o pasiema po 10 metų 24 600 su centais. Kitoje bendrovėje irgi pavadinimas yra iš A raidės, jinai taupo 100 eurų, per 10 metų jinai įdeda 12 000, pasiema 26 000 su centais. Ar 28, ar 26, žodžiu, parašysiu tiksliai, nes dariau konkretų pasiūlymą su apskaičiavimais, su jų fondais, kuriuose jinai nori būti. O kompensoje per 10 metų įdeda po 100 eurų, įdeda 12 000, pasiema virš 30 000. Va čia jums ir pavyzdys. Va labai paprastai. Jūs patys renkatės, ar norite turėti mažiau, ar norite turėti daugiau. Ir jeigu jūs dabar sėdite vienoje iš tų bendrovių, tikėtina, kad jūs turėsite tikrai mažesnę pinigų sumą sukaupę, negu mes savo vaikui. Tikėtina, kad tikrai. Gaila, bet reikia konsultuotis ir nelaukti tos dienos, kada tiesiog bus per vėlai.